Sveiki, aš Žydrūnas Vičinskas. Pagal išsilavinimą esu humanitarinių mokslų daktaras, etnologas. Ir šiandien noriu pakalbėti su jumis apie tai, kam yra skirtas YouTube kanalas Vėjo papartis. Kam tai gali būti naudinga ir kam tai gali būti reikalinga. Tai va, prieš tai noriu dar pasakyti, prieš kai pradėdamas toliau kalbėti, kad aš visai neseniai nufilmavau 2 vaizdo įrašus, kuriuose aptariau apskritai, kas yra Vėjo papartis, ar ne, kas tai yra per metaforą, kas tai yra per kanalas. Ir kodėl man kilo mintis sukurti tokį kanalą. Todėl kviečiu visus, kuriems smalsu, susipažinti su šitais dalykais. Nes internete, jeigu aš surasčiau tokį kanalą, kuriame sekamos yra pasakos, ar ne, daktaro Jono Basanavičiaus surinktos, aš pradėčiau galvoti, koks čia kontekstas, iš kur tas žmogus čia atsirado, ką jis čia daro ir ar jisai turi apskritai kažkokį pagrindą tai daryti. Tai va, tai kviečiu visus paklausyti šitų mano vėjuotų dienoraščių. Nuorodas į tuos įrašus rasite šio video aprašyme. Na, o dabar norėčiau susikoncentruoti truputį į taip vadinamą tą tikslinę auditoriją, ar ne, oficialiai, ar ne. Kamgi Vėjo papartis gali tikti ir patikti? Tai mano galva, pirmoji kategorija, logiškiausia ir pati gausiausia, tai turėtų būti šeimos, turinčios vaikų ir ieškančios internete nemokamo, bet kokybiško turinio vaikams. Nes internetuose šiaip turinio vaikams yra labai daug, bet jis tikrai ne visada yra kokybiškas ugdymo aspektu, gal kartais netgi sakyčiau žalingas, jau nekalbant, kad aš kanalo lietuvių kalba skirto būtent daktaro Jono Basanavičiaus rūpešių užrašytoms pasakoms, tai niekur nesu nei matęs, anksčiau nei girdėjęs. Tada galėtų sekti antrą kategoriją, tai būtų darželiai ir jų auklėtiniai, nes nepaslaptis, kad darželio auklėtojos yra apkrautos darbais ir joms kartais galbūt surasti papildomą tą turinį, kuris turėtų kultūrinį svorį, kurį būtų galima vaikams parodyti, ar ne, duoti paklausyti, manau, gali būti labai reikalinga ir labai logiška. Va, todėl kviečiu visas darželio auklėtojas ir auklėtojus naudotis šio kanalo turiniu, kuris šiuo metu yra visiškai laisvai prieinamas bei nemokamas visiems. Ir manau, kad vienareikšmiškai jisai galėtų papildyti vaikų edukacinės veiklas darželio metu. Taip pat manau, kad toks pat principas gali būti taikomas ir mokykloms, netgi universitetinių lygmenių žiūrint. Kadangi mano žiniomis etninė kultūra kaip po tokia neturi atskirų pamokų mokyklose šiuo metu. Daugelį Lietuvos mokyklų jos nėra, galbūt yra kažkokie pavieniai šviesuoliai, bet paprastai etninė kultūra, tautosaka, visi kiti dalykai susiję su tuo, yra integruoti, arba visa tai yra integruota į istoriją, istorijos pamokas, į lietuvių kalbos pamokas ir taip toliau. Todėl kviečiu mokytojus ir dėstytojus naudotis Vėjo paparčio vaizdo įrašais, garso takeliais, garso pasakomis, kai yra kalbama ar ne apie lietuvių tautosaką, kai yra kalbama apie tą patį daktarą Joną Basanavičių ir jo palikimą tiek Lietuvos istorijos kontekste, tiek kalbos, tiek kultūros kontekstuose. Tai manau, kad tiek moksleiviams, tiek ir studentams gali būti vertinga susipažinti su šitais dalykais. Ypatingai galbūt net ir studentams. Jo labiau, kad šiandien yra Lietuvoje labai daug universitetų, kurie siūlo lietuvių kalbos ir kultūros, ar ne, kursus. Ir atvykusiems žmonėms, kurie mokosi lietuvių kalbą, neišvengiamai teks susipažinti ir su lietuvių kultūra, nes vienas be kito tai tiesiog neįmanoma patirti turbūt tinkamai šitos dalykus. Todėl, kalbant apie tautosaką, kalbant apie mitologiją galbūt, kalbant apie daktarą Joną Basanavičių, kaip tikrai labai svarbu Lietuvos istorijai veikėją, žmogų, legendą, tai tikrai būtų vertinga, manau, susipažinti ir su jo surinktais tautosakiniais dalykais. Na ir galiausiai toks turinys, kaip bendro tokio išprusimo daiktas, netgi sakyčiau pramoginiam kontekste, gali tikti praktiškai kiekvienam Lietuvos žmogui, kuris moka šią kalbą, kuris gali suprasti, kas yra sakoma, nes visas turinys bus lietuvių kalba. Ir šiaip žmonės yra labai įvairūs iš tikrųjų ir žiūri kaip pramogą labai daug skirtingo turinio iš tikrųjų. Pavyzdžiui, vieni žiūri internetuose, kaip kažkas stato mašiną,
Arba kažkas, pavyzdžiui, literaliai kur nors garaže rekonstruoja automobilį. Nuo pat ten mažiausių dalykų iki pat didžiausių. Kažkas ten žiūri, kaip sodą prižiūri, kokius augalus sodina. Treti kažkokį domisi tenais, žmonės nedomisi tokiais dalykais, kaip net, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie žiūri, kaip yra valomas purvas nuo plytelių. Tikrai, su aukšto spaudimo tais priemonėm, nes tiem atrodo žmonėms, kad tai yra įdomu. Tai aš, pavyzdžiui, nematau jokios priežasties, kodėl būtent toks turinys, Jono Basanavičiaus pasakos, negalėtų būti kaip savotiškas foninis daiktas, pramoginis netgi turinys, nes tu iš esmės klausaisi tą dalyką, kuris tave gal priverčia nusišypsoti, gal kažką išgirsti ir tu nenori susipažįsti su tautosakiniu paveldu, su Lietuvos tautosaka. Tai kviečiu prenumeruoti šitą kanalą, kviečiu paspausti varpo simbolį, kad galėtumėte gauti pranešimus iš karto, kai tik pasirodo naujas turinys ir ieškoti daugiau vėjuotų paparčių. Taip pat kviečiu bendradarbiauti. Turėtų būti dabar kažkur ekrane elektroninis paštas. Kviečiu rašyti savo atsiliepimus, savo mintis ir galbūt, sakau, kažkokį norą išreikšti bendradarbiavimo. Tai ačiū, kad klausėt ir keliaujam toliau. Čia, 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 čia,